1000 elektriniečių. Apie Kazokiškių sąvartyną labai svarbi informacija po Seimo aplinkos apsaugos komiteto posėdžio. Tai iš pradžių tai pasakysiu ačiū Kęstučiui Vilkauskui, kuris tikrai šito klausimo viešinime įdėjo daug labai pastangų, o palyginus su kitais politikais, tai jis iš vis Everesto kalną užkopęs. Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Linas Jonauskas, jūs turbūt jį žinote kaip žmogų tikrai, kuris yra išsprendęs palankiai gamtai, palankiai visuomeniai nemažai klausimų susijusių su aplinkosauga ir jo tie darbai yra nepamiršti ir vertinami. Tai aš vertinu kaip labai palankę situaciją asmenys, kurie gali mums padėti išspręsti šitą klausimą. Dabar kokia yra labai svarbi informacija, trumpa, tai yra iki balandžio 30 dienos mes turime gyventojai užfiksuoti padėtį, kokie yra su sąvartynu. Tai reiškia su kvapais. Visi, kurie gyvenate ten arti, jaučiate tuos kvapus, rašykite komentarus, rašykite man asmeniškai, aš atvažiuosiu, parašysiu, kur reikia pranešti. Kodėl yra tai svarbu? Pasirodo, kad kai buvo pirmas patikrinimas, tie pažeidimai buvo Kazokiškių sąvartyne užfiksuoti. Ir iki jau lapkričio 28 dienos sąvartynas turėjo pašalinti tas pasekmes, bet po to vėliau pratęsė jiem terminą iki ten 25 kažkelinto. Pasirodo, jau buvo ir antras etapas. Antrame etape užfiksuota atseit, kad jau Kazokiškių sąvartynas išsprendė tos klausimus. Ir pasirodo, dabar vyksta trečias etapas. Yra apklausa gyventojų, ar tikrai nėra tų pažeidimų, ar tikrai žmonės nejaučia, neužfiksuota. Tai va, tai šitas momentas yra labai svarbus mums, kad šitas tyrimas nesibaigtų ir atspindėtų jis realybę. Yra labai svarbu fiksuoti visus šitus dalykus. Ir kaip jūs matote, kai kalbėjo, kad Danas Zambrauskas, ką čia kalba, uždarys sąvartyną, taip toliau, jau dabar apie tai niekas nesako. Nes jau dabar jau išvadose griežtai ir aiškiai prašyta, kad sąvartynas bus uždarytas. Ir pasirodo, kad jeigu mes turėtume įtaką Elektrėnų savivaldybėje, tai tas sąvartynas būtų 100% uždarytas, 1000% ir jis po 27 metų nevykdytų jokios veiklos. Bet dabar netgi neturint įtakos savivaldybė ir tai jau to sąvartyno klausimas yra, tokioj pilkoj zonai. Tai matot, tai vis dėlto, kai tu veiki, kai tu darai, ir netgi mūsų bendrai visų pastangas paėmus, ir Kęstučio Vilkausko Seimo nario, ir 1000 elektriniečių, ir gyventojų, mes dar tiek nedaug kruopelytę įdėjom, ir jau sąvartyno klausimas atsidūrė pilkoj zonai, kur galima išspręsti palankiai mūsų savivaldybei šitą klausimą. Todėl mano pasiūlymas dabar trumpuoju etapu, tai yra fiksuoti visus pažeidimus, fiksuoti visus kvapus. Kiekvieną dieną reikia dabar iki balandžio 30 dienos pranešti. Ir greitų metų, tai reiškia šį sekmadienį, mes pasidarysim dar tiesioginę transliaciją šiuo klausimu, aš pranešiu, nes tai yra vienas svarbesnių klausimų apskritai mūsų savivaldybei, vystymasi, plėtojimasi, kūrimasi traukos centrų, nes su sąvartynu su, pavyzdžiui, gamta susijusių traukos centrų, tu nesukursi. Išjuoks tave. Tai va, tai yra labai svarbu mums atsikratyti šito objekto. Esu įsitikinęs, Seime yra palanki dabar terpė tai padaryti. Turime Kęstutį Vilkauską, kuris daro žingsnius ir tai yra labai malonu. Ir 1000 elektriniečių, kaip ir žadėjo, tie, kurie atstovaus mūsų visuomenės interesus, mes būsim už jų nugaros. Tai ką, tai labai svarbu, laukiu iš jūsų kontaktų, informacijos, ar sklinda kvapai, kada sklinda, ar kiekvieną rytą. Ir važiuosim ir fiksuosim. Dabar iki balandžio 30 dienos yra labai svarbu tą padaryti. Tai ačiū ir iki.